Sveiki, čia vienmandatės rinkimų apygardos numeris 9 Lazdynų Vilniaus rinkimų apygarda, kandidatų į Seimo narius debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Visi kandidatai turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik tai šios laidos vedėjas. Pristatau debatų taisyklės. Kandidatai klausimus atsakinės abėcėlės tvarka, pirmin ir atgal. Atsakymui skiriama 1 minutė. Kandidatams minint vieniems kitus ar jų atstovavimas partijos, paminėtėsiems kandidatams suteikiama pusės minutės vienos replikos teisė. Taigi šiandien laidoje dalyvauja Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Sveiki. Sveiki. Taip pat Orinta Omelytė, Liberalų sąjūdis. Sveiki. Sveiki. Feliksas Petrauskas, Darbo partija. Sveiki. Sveiki. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Saulius Skvernelis. Sveiki. Labadiena. Ir Tadas Vinokūras, Lietuvos socialdemokratų partija. Sveiki, Tadai. Sveiki. Taigi pirmas klausimas Laurynui Kasčiūnui, klausimas į temą, į aplinką, į situaciją, į saugumą. Koks kelias, Laurynai, jūsų manimų į taiką Ukrainoje? Į taiką Ukrainoje, tvarę taiką, nerusiškom žaidimo taisyklėm grįsta taika yra kuo daugiau ginkluotės Ukrainai, kuri parodė ir šiandien Kurske rodo, kad jinai gali eiti į priekį, gali manevruoti ir gali atsiimti žemės. Kitaip tariant, vietoj to, kad kalbėti apie rusišką taiką, kurią pasiruošus Rusija vis laik pasiūlyti, kas reikštų okupuotų teritorijų teisinimą, geriausias būdas yra tęsti paramą Ukrainai, leisti jiems naudoti tolimojo smūgio įrankius, galimybės, remti Ukrainos gynybos pramonę, kad jin pati galėtų pasigaminti tuos dalykus, kurių reikia, ir iš principo atkovoti teritorijos ir pati Ukraina turi nuspręsti, kada ta taika turi būti. Čia yra esminė taisyklė. O bet kokie mainai, kurie gali būti vykdomi tarp didžiųjų, gali reikšti iš esmės, kad mes iššaldysim konfliktą labai trumpam laikui, apetitas Rusijos niekur nedings ir jinai gali bandyti toliau eiti ne tik Ukrainoje, bet ir testuoti NATO valstybės. Dėkui, Orinta, jūsų. Ukrainos pergalė iš tiesų yra Lietuvos gyvybinis interesas, todėl mes turime tiek remti, ką darome kaip vieni iš didžiausių paramos teikėjų, turint omeny savo dydį, tiek turime visose institucijose, tiek ES, tiek kitose tarptautinėse institucijose remti Ukrainą, aiškinti apie svarbą pagalbos tiek karinės, tiek humanitarinės, finansinės pagalbos atstatant padarytą žalą. Ir pergalė bus tada, kada Ukraina turės visą savo teritoriją savo valdžioje. Ačiū. Dėkui. Prašau, Feliksai. Aš norėčiau pradėti gal nuo to, iš tikrųjų nenoriu kvestionuoti, ką pasakė gerbiamas Kasčiūnas, bet iš tikrųjų man kaip buvusiam diplomatui norėtųsi kalbėti apie diplomatinę taiką. Šiandien nereikia turbūt aiškinti, kokių žemių kas paėmė. Mes turim pavyzdį Afganistane, kuriame man teko irgi būti ir kariuomeniai, buvusioj tarybiniai. Tačiau taika, diplomatinė taika, jeigu nėra karo sprendimo galutinio, kaip šiandien kalba, kad reikia tolimoje ginkluotę pateikti toliau. Šiandien mes žinom, kad Britų premjeras ir Joe Bidenas yra Ukrainoje, tačiau dar jie nepriėmė jokio sprendimo dėl leidimo naudoti tolimosius ginklus į Rusijos pusę. Aš iš tikrųjų ir mūsų koalicija už taiką, tai kad iš tikrųjų ta taika, žiūrint kaip įsispręs, bet diplomatiniam Tik vieną repliką mūsų pradės rodyti nuo rugsėjo 30, tai tikėtina, kad iki to laiko gali būti jau kažkokie sprendimai, kuriuos jūs šiandien minite, mes kalbamės rugsėjo 16 dieną, kurie dar neprimti. Saulius Skvernelis, prašau. Pirmiausia, reikia išmokti istorijos pamokas ir vakarų lyderiai, kurie dar dreba šiandien, turėtų prisiminti istoriją. Labai geras pavyzdys yra Antrojo pasaulinio karo išvakarės ir karas, kada bandė vakarų sostinės taikyti su diktatoriumi, galvodami, kad gal Hitleris nėra toks blogas, gal jisai žingsnių nedarys, kurio žada daryti, gal mes atiduokim vieną teritoriją po kitos, tame tarpe ir Lietuva su tuo susidūrė. Tai yra neišmoktų pamokų aidas dabar, kas vyksta, ir kol Ukrainai nebus suteiktos visos galimybės su agresorium kovoti pagal civilizuotas taisyklės, turint visą ginkluotę, ką teikiama, be jokių apribojimų, smogti į taikinius, kurie kelia grėsmę ar naikina civilius, pirmiausia, Ukrainos gyventojus Rusijos teritorijoje, tol anapusėje jokios kalbos
nesupras kitokios, jokios diplomatinės kalbos. Tai Ukrainos pergalė reikia tinkamos ginkluotės, visų galimų pagalbos priemonių ir tikėtis, kad Ukrainos žmonių tas ryštas, karių ryštas ginti savo nepriklausomą valstybę ir vakarų demokratiją išliks. Dėkui, Tadas, prašau. Tai mano tėvas yra vienas žmogus, kuris labai aktyviai gina ukrainiečių teisę gyventi laisvoje valstybėje. Jisai nuolatos organizuoja pirmadienio mitingus ir mes puikiai žinome, kokia situacija yra tose karo zonose, kad tai yra labai sudėtinga situacija ir mes turime labai aiškiai pasakyti, kad būtent ukrainiečiai turi nuspręsti, kada bus ta iškovota pergalė. Ir šiandien reikia sutelkti visas mūsų tarptautinės organizacijos ir tarptautinius mūsų partnerius, pasakyti, kad mes turime remti Ukrainą iki pergalės. Ir čia aš norėčiau pabrėžti būtent ES vaidmenį, nes dabar ES vaidmuo turėtų būti kur kas ryškesnis. Mes turime turėti labai aktyvų gynybos komisarą, kuris taip pat telktų pajėgas visoje ES, kad mes turėtumėm tiek pramonę stipresnę, tiek tiekimo grandinės, tiek ginkluotės gamybą kur kas stipresnė, kad ES galėtų sutelkti tas lėšas ir gynybos pagalbą ir padėti Ukrainai laimėti tą karą. Nes galų gale, jeigu mes visi ES viską darysime atskirai, nederinsime savo veiksmų, mes turėsime didžiulę problemą, nes vieni atskirai mes padėti taip reikšmingai Ukrainai negalėsime, kaip dirbdami kartu. Buvo paminėtas Laurynas Kasčiūnas. Turite teisę į 30 sekundžių repliką. Ir dar buvo paminėta, kad neskaičiuokime, kas kokių žemė užgrobė, o kalbėkime apie taiką. Tai aš norėčiau pasakyti, jeigu taip elgtumėmės, tai iš principo bet kokia okupacija gali būti teisinta. Tai taika gali būti teisinga, taika gali būti neteisinga. Aš niekados neremsiu neteisingos taikos, kuri vesi dar didesnį karą, nes kai grobuonis užgrobė ir tai jam leidžiama padaryti, jis tą pakartos ateityje. Todėl apie taiką turim kalbėti kaip apie tvarų dalyką, kada visą tai grįsta tos valstybės, kuri ginasi sprendimu. Tai šiuo atveju duokim Ukrainai visą, kas priklauso nuo mūsų, kad jin galėtų tas žemės atsiimti, atkur savo teritorinį vientisumą. O ne taika pagal rusiškus scenarijus. Dar kažkas repliką nori? Tiesiog vėlgi, aš tą istoriją noriu priminti. Įsivaizduokite dabar net ir Stalino Raudonąją armiją remiant sąjungininkam Antram pasauliniam kare, jeigu būtų pasakyta, žinote, mes duodam lėktuvus, bet jie gali tik tai atakuoti Rusijos teritorijoje vokiečius. O į tą pusę keltis negali ir čia tokiam sąlygom kariauti. Kas galėtų taip kariauti? Tai ukrainiečiai, jie turi pagal tarptautinę teisę visas galimybės ir sąlygas ir būtinumą agresorių atsakyti. Tik tai tokią kalbą dėja šitą valstybę supranta. Kai bus lūžis į ukrainiečių pusę, tada jie patys pradės siūlyti taiką, bet taika turi būti ukrainiečių sąlygomis, be jokių išaldytų konfliktų ir išaldytos teritorijos, kai buvo, kaip Sakartvelė likę Moldovo ir panašios valstybės. Kažkas dar nori replikuoti? Aš iš tikrųjų noriu pasakyti, kad taika yra ir tokia, ir tokia. Kai mes kalbame apie tvarę taiką, apie karinę taiką ir kalbame apie diplomatinę taiką. Šiandien mes vėl paimkim pavyzdžius. Mes turime žiūrėti nelabai siaurai, o tiesiog, ką mes turėjome Vietname, ką mes turėjome Afganistane. Ir jeigu tai įsisprendė, pavyzdžiui, iš Afganistano, amerikiečiai po 20 metų išvedė į kariuomenę. Vietname kovojo amerikiečiai ir tuometinė Rusija. Kaip mes suprantam tą taiką? Gerai, Tadas nori? Tik tai norėčiau pabrėžti, kad šiandien mes turime didžiulę problemą visoje ES, kad turime tuos dešiniuosius radikalus, kurie tiesiog manipuliuoja šitą temą ir sako, kad mes galim bendradarbiauti su Putinu ir mes turime labai griežtai šiandien pasakyti, kad tai nėra kelias pirmin. Mes turime pasakyti ne visiems žmonėms ir dabar mes turime netgi Lietuvoje tas partijas, kurios nori kažkiek manipuliuoti, kažkiek čia žaisti, kažkokią taiką formuoti pagal Putino sąlygas, mes turime pasakyti griežtą ne. Nes šiandien tendencija ES yra labai baisi. Mes turime daug dešinių radikalų, kurie yra pasiruošę, kaip matome Vengrijoje, bendradarbiauti su Putinu. To negali būti. Gerai, tada tęsiam temą, tada jūs pratęsite. Kodėl jūsų manimų vakarai neduoda Ukrainai pakankamai pagalbos, paramos visom prasmėm? Netęsiu to sakinio, tiesiog klausiu, kodėl jūsų manimų neduoda tiek, kiek reiktų Ukrainai? Aš manau, tai čia elementarus bailumas. Aš manau, kad
didelė dalis tų mūsų vakarų partnerių bijo kažkiek suerzinti Putiną. Ir tą mes matome netgi dabar per rinkimų įkarštį Jungtinėse Amerikos valstijose. Mes matome, kad dalis dešiniųjų pataikauja galbūt kažkokiam populistiniam norui nebeteikti tų lėšų, tos pagalbos ukrainiečiams ir bijo erzinti Putiną. Nesupras, suerzinti Putiną, kažkas baisaus įvyks ir panašiai. Bet mes turime suprasti labai aiškiai, kad Putinas supranta tik tais jėgą. Tik tais aišku mūsų norą ginti ir apginti Ukrainą. Jeigu to nebus, tai mes visi liksime toj status quo situacijoje ir turėsime įšaldytą karo zoną Ukrainoje. To negali būti, nes nuo to priklauso mūsų visų laisvė tiek Lietuvoje, tiek visoje ES. Tai aš tik galiu pasakyti, kad tai yra lemiama bailumo. Gerai, Sauliau, kaip Jūs matot? Aš manau, yra mentaliteto klausimas. Turbūt sunku suprasti dar vakarietiškiems žmonėms, politikams, kas tai yra Rusija. Jie tokio pavyzdžių neturėjo Rusija, Sovietų sąjunga ir atrodo, kad čia galime kitokiom priemonėmis spręsti. Ir labiausiai, ką Tadas minėjo, bando suprasti, kad galbūt bus kažkoks neprognozuojamas atsakas iš Rusijos. Na, pirmiausiai, tai ta šantažo forma, jinai tikrai bent jau mūsų pusė šitos Europos neturėtų gąsdinti, nes ten pajėgumai yra visiškai kitokie. Net ir tuo brandoliniu karu, kuriuos čia bando visą laiką šantažuoti, nes galime spėlioti ir apskritai ten kas nors pakiltų ar suveiktų, žinant tos Rusijos gynybos pramonės ir ginkluotės kokybę, ką parodė karo pradžia. Bet tas mentalitetas turi keistis. Jeigu ukrainiečiai 2022 metais būtų gavę iš karto tai, ko jie prašė, šiandien būtų taika, teritorijos išlaisvintos ir būtų, ko gero, galbūt net ir kitas režimas Maskvoje. Blogai, kad tas suvokimas ateina pavėluotai ir ukrainiečių žmogiškiai resursai nėra beribiai. Gal ir bus ateitie ginkluotė, bet nebus tiesiog kam kariauti. Laikas yra ne mūsų pusė. Dėkui, Feliksai. Na, aš manyčiau, kad vis dėlto vakarų Europos šalis iš tikrųjų mąsto pakankamai globaliai. Nežinau, ar jie bando galvoti, kad čia Putino šantažas yra, bet Putino režimas nėra prognozuojamas. Jisai praktiškai mes galime turėti globalų karą, globalų aš turiu omeny, ir būtent vakarų vadovai, politikai šitą jaučia ir manyčiau, kad vis dėlto teisingai jaučia, nes iš tikrųjų nuo neprognozuojamų žmonių galima sulaukti neprognozuojamo veiksmo. Dėkui, Orinta. Kaip Jūs matot? Manau, kad dalis vakarų valstybių visuomenių iki galo nesupranta realios grėsmės ir todėl politikai valdantis tą šalis nėra linkę susikoncentruoti į klausimą 100%, tiesiog pataikaudami visuomenės nuomoniai. Kitas argumentas, kad teigiama, jog yra bijama eskalacijos, tačiau reikėtų suprasti tai, kad šita eskalacijos baimė gali atsigręžti tuo, kad karas gali vykti jau ne tik kaiminystėje tų šalių, bet ir jų pačių kieme. Todėl manau, kad labai sudėtinga yra iki galo įtikinti vakarų visuomenės apie tikrą realią grėsmę, kuri bet kada gali patekti į jų valstybę. Ir kol jie to nesupras, matyt, tol neturėsime atitinkamos pagalbos Ukrainai. Dėkui. Dėkui, Laurinai. Kai nepavyko blitzkrygas Putinui, užimti per 2 savaitės Kijevo, jis perėjo prie alinančio ilgalaikio karo, tikėdamasis, kad vakarų parama jinai silpsnės visuomenės demokratinės nepratusios ilgalaikiai fundamentaliai paramai. Ir jis bando ir žaisti tuo. Ir išmesdamas jau čia minėtos eskalacijos baubą, ypač pirmiausia kalbame apie branduolinį ginklą. Bet, pažiūrėkime, ukrainiečiai kontroliuoja jau visą mėnesį dalį Rusijos federacijos teritorijos. Pagal 2 metų senumo koncepcijas čia jau turėjo būti suduotas branduolinis smūgis už tokius dalykus. Ir ką mes matom? Nieko. Jok atsakas yra tradicinis, konvencinis. Iš esmės, ukrainiečiams pakankamai turint galimybę jį atremti, jeigu dar turėtume ginklų ir, sakykime taip, atsimti tas teritorijos, kurios yra okupuotos. Filosofiškai atsakant į klausimą, kodėl? Todėl, kad nėra šių laikų Čerčilio. Jeigu mes turim Zelenskį kaip rytų Europos Čerčilį, tai mums trūksta vakarų pasaulyje naujo Čerčilio, kuriam Hitleris siūlė taiką, kai jie liko vieni, jam siūlė taiką. Kas būtų buvę su pasaulyje, jeigu jis būtų tą taiką paėmęs. O jis nepaėmė, atmetė ir laimėjo. Replikų norėjot? Tiesiog kalbam apie tą globalų karą, tai taip, jeigu
bus toksai požiūris ir neįvertins situacijos, kad blefavimas, šantažas yra nieko vertas, tai bet kokiu atveju bus tas globalus karas kažkada tai. Ir kariaus tada ir vakarai, ir kitos valstybės. Šiandien turim suvokti, kad negali diktuoti agresorius sąlygų užpultai valstybei, o užpulta valstybė turi pilną teisę gintis ir mes turime visą civilizuotas pasaulis padaryti, padėti ir nekalbėti čia, ką kalba ir kolegos, vienas iš sąrašo lyderių, kad turi susitaikyti Ukraina su teritoriniais praradimais. Viskas. Tai šiandien Ukraina, vakar Sakartvelas, užvakar Moldova, poryt gal bus Lietuva. Tai negalime taikytis, nieks neturi teisės keisti tvarkos, kuris susiklostė po antro pasaulinio karo. Laikas, jūs, Feliksai, paminėtas buvo. Trumpai norėčiau pareplikuoti, tai kad vis dėlto mes šiandien, jeigu pažiūrėsim tarptautinę statistiką, daugiausia savižudybių perkeltinė prasme yra Ukrainoje. Toliau mes seka Lietuva. Klausimas, kodėl Lietuvoje, čia yra atskira tema. Bet aš ką noriu pasakyti, kad vis dėlto, kad sustabdyta gyvąją mėsą naudoti kare, reikia ieškoti kompromiso. To kompromiso, aišku, mes šiandien galim sakyti, pripažinti, kad ten kažkas tai vatnikas, kažkas tai to, bet iš tikrųjų tai ieškoti abiejų galų ir ginkluotės, ir diplomatinės taikos. Patikslinkim dėl savižudybių ar mirčių? Mirčių. Ačiū premjerui buvusiam jo. Sakysiu, kad mirtis paskelbta yra. Dar yra noras padiskutuoti šitą temą. Prašau. Užgrobė, įsiveržė Rusija į Baltijos šalis, paima, kaiminės Latvijos Daugpilio teritoriją ir kažkas pasako, žinot, o gal eikim paieškokim kompromiso. Ir tada Rusija įteisina savo okupaciją. Tai kur čia logika? Tai jūs galite įsivaizduoti tokią logiką, kur jinai veda ir ką tai reiškia labai mums trumpai, ir Europai? Labai trumpai noriu pasakyti, nereikia į kraštutinumus pulti. Šitoj situacijoje aš tikiuosi, kad Baltijos šalių, Rygos, Lietuvos, Estijos neužpuls, bet aš manau, kad vis dėlto šitoje situacijoje reikia ieškoti įvairiapusės taikos. Ginkluotė taip, turi duoti, turi parodyti agresoriui savo vietą, bet jeigu kam tai tuomet diplomatai reikalingi, gerbiamas Kasčiūnai. Turi būti diplomatiniai... Laurinai, galėsit pratęsti, nes kaip tik apie diplomatinis klausimas yra kitas, nuo jūsų pradėsime, tai būtent apie Lietuvos užsienio politiką. 4 metai jūsų valdžios kartu su prezidentu ir vyriausybė vykdot užsienio politiką. Ar buvo padaryta klaidų, jeigu taip, tai kokių? Žinot, didelių klaidų nematau. Manau, kad įsitvirtinom kaip tvirtą balsą turinti valstybė ypač svarbių momentų vienu. Ypač kai Rusija pradėjo plataus masto įsiveržimą, dauguma pripažino, kad Lietuva buvo teisi, kalbėdama apie grėsmę, kalbėdama apie tai, kad norint turėti taiką su Rusija, reikia būti stipriam, reikia turėti galę. Kad Ronaldas Reiganas, kalbėdamas apie taiką per galę, buvo teisus. Nes su jais gali taiką turėti tik tai būdamas stiprus, nes stiprių jie nepuola. Šitą mes kartojam kiekvienam formate, nepaisant to, kokios buvo vyriausybės, manau, tradicija labai užsienio politikos buvom aiškiai suformulavę ir tai tam tikrą prasme leidžia mums šiandien visai kitaip stovėti tarptautiniam formate ir visai kitaip mūsų žodžiai ir mūsų mintis patenka į europinę darbotvarkę. Dėkui, Rinta, matot klaidų užsienio politikoje? Iš tiesų, visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuva ėmėsi lyderystės atstovaudama Ukrainos klausimą. Tai yra iš tiesų labai labai svarbu ir vertinga. Iš neigiamų aspektų galima galbūt įvardinti tai, kad pakankamai juokingai atrodo kartais pasistumdymai institucijų lygmenyje, kas kur turi vykti, ką skirti, ko neskirti. Tai kitų akise, manau, gali šiek tiek susilpninti mūsų poziciją. Bet čia tokie dalykai, kuriuos galima tikrai susitarti ir ateityje tiesiog taip vaikiškai nebesielgti ir Lietuvos prestižo kitų akise tiesiog nemažinti. Dėkui, Feliksai. Aš noriu taip pasakyti. Man teko dirbti diplomatinį darbą užsienio reikalų sistemoje ir šiandien galiu drąsiai pasakyti,
kaip mes čia be viduje besistumdytume, ką mes bekalbėtume, yra diplomatinės atstovybės. Ir dirbant diplomatinėje atstovybėje yra žmonės ir diplomatai, ir atašai, ir pirmi sekretoriai, ir ministrai įgalioti, ir ambasadoriai. Jie stebi vidaus pozicijas ir žino, kiek mes čia stumdomės ir ant kiek mes esam smulkmeniški partijų lygmenį. Kas liečia dėl mažų ar didelių klaidų, mano gilių įsitikinimų, man teko su Europos komisija pabuvoti Beidžine ir Šanchajuje ir su verslininkų grupė ir ten praktiškai visi vienu balsu palaikė tai, kad Taivanis yra vientisa kinų teritorija. O priminėjant Lietuvą 2003 metais, kada mes stojome Europos Sąjungą, pasirašinėjom bendradarbiavimo sutartį, tai buvo kalbama, kad Taivanis turi likti būtent kinų teritorinių vienetų. Čia yra mūsų pagrindinė, manyčiau, klaida. Laikas, ačiū. Sauliau? Pagrindiniai strateginiai klausimai, tai vakarietiška valstybė, kuri yra tvirtai apsisprendus Europos Sąjungoje būti NATO, čia būtų diskusijų nekyla. Bet šitie 4 metai parodė tam tikrą užsienio reikalų avantiūrizmą, nes galima kalbėti ir girdėti Lietuvą įvairiais aspektais. Galima kalbėti, kaip tai yra patikima, solidi šalis, kuri laikosi bendrų ES žaidimo taisyklių, bendrų pozicijų, vienos ir kitos, tos pačios Kinijos atžvilgių. Galime sugeneruoti skambės antraštės ir iš neigiamos pusės. Nenuspėjamas partneris, kuris tau gali iššauti kiekvieną dieną kokią nors naujieną ir ta pati komisija lygiai taip reaguodavo, ką ta Lietuva dar čia mums gali iškrėsti. Ir prisiminkime dar iki karo sprendimus su Baltarusijos tranzito trąšų, kur bandė pridengti, kad čia amerikiečiams reikalinga, tai buvo vienasališka avantiūra, apskritai tranzito klausimus uždarimas, Taivano atstovybės pavadinimo klausimas ir daugybė kitų tokių pareiškimų, kurie skamba spaudoje labai gražiai, bet kaip partneris Lietuva atrodo nelabai solidžiai ir nenuspėjamas, nesilaikantis bendrų taisyklių, ką mes apibrėžėme ir ką apibrėžus Europos komisija, pavyzdžiui, santykiai su Kinija. Ir apibrėžta viskas. Laikykimės, jeigu mes esame bendros bendrijos daliai. Dėkui. Rimti partneriai. Tadai? Taip, tai aš iš dalies norėčiau pritarti Sauliui. Čia mes ką matėme, tai tokį, galbūt egocentriškumą pono Gabrieliaus Landsbergio pozicijose. Taip, tai strateginiai tikslai, pavyzdžiui, parama Ukrainai ir panašiai, taip jie buvo gyventi ir labai gerai, kad buvo gyventi, bet ką mes matėme, tą tarp institucinį žaidimą ir tai buvo labai blogai, nes buvo tokių atvejų, kaip ir mes minėjom, tiek Kinijos ir Taivanio atveju, tiek ir Belaruskalį skandalo atveju panašiai, kur, pavyzdžiui, iš prezidentūros gaudom tokią žinutės maždaug, kad čia nieks iš viso net nebuvo derinta. Tai žodžiu, iš užsienio reikalų ministro mes matome, kad per jo ego jam nepavykdavo sutelkti palaikymo visose mūsų valstybės institucijose ir nuspręsti, užtikrinti, kad mes visi kaip valstybė atstovavome tą poziciją. Ar tai yra vieno Gabrieliaus Landsbergio pozicija ir užsienio reikalų politika, ar visos valstybės? Va čia yra svarbus klausimas. Ir šitą, man atrodo, kol kas konservatoriai nepajėgia atsakyti, nes man, ką aš puikiai matau ir dabar, man atrodo, pavyzdžiui, dar vienas geras pavyzdys, per NATO summitą buvo paskelbti išankstiniai rinkimai. Ar tai yra užsienio reikalų klausimas ar ne, bet tai yra krizė valstybėje, jeigu mes keliame išankstinius rinkimus NATO summitų metu. Tadai, laikas yra kam atsakyti. Laurinas Kasčiūnas gali atsakyti. Man atrodo, mums reikia apsispręsti, kaip mes vertinam Kiniją ir ar jinai kelia rizikų mūsų nacionaliniam saugumui ar ne. Man atrodo, tai, ką mes esam padarę kaip valstybė. Pirmiausia, jie dar ir praeitoj kadencijoje beldėsi į Klaipėdos jūrų uostą. Bandė įkelt koją. Neprileidom. Šioje kadencijoje priėmėm sprendimus, kad iš 5G ryšį plėtoti be kinietiškų kompanijų. Pradėjom atsiriboti nuo jų technologijų. Suvokėm labai paprastą dalyką. Pagal Kinijos įstatymus, net ir privačios kompanijos turi tiekti komunistiniai vyriausybei duomenys ir mūsų visų asmens duomenys. Mes esame atspariausia valstybė Europoje nuo Kinijos įtakos. Galime elgtis kaip kitos, kurios pardavė savo uostus, kurios perdavė savo skirstomosius tinklus ir kurios šiandien iš esmės vasalizuojasi ir nebėra nepriklausomos valstybės Kinijos atžvilgių. Tai kitaip tariant, šitoje vietoje, man atrodo, mes padarėm daug teisingų dalykų. Esminiai skirtingi dalykai. Taip, Laurina, mes neleidome mūsų į kritinę infrastruktūrą ateiti jokių
investuotojams, pasakėm, kad ne, ir Kinija tą gerbė poziciją mūsų. Buvo prekybos klausimai, kas perka, parduoda, čia yra logistiniai dalykai, kas susiję su geležinkeliu, transporto veikla, bet nei viena kritinė infrastruktūra nebuvo įsileistas nei vienas juanis arba doleris arba euras, nesvarbu, kas ten bebūtų. Bet bendras požiūris, kuris buvo, tai parodo situaciją labai paprastai, kada yra Europos komisijos ambasadorių išvykimas, susitikimas su Kinijos valdžios atstovais, 27 vėliavėlės, prie 26 vėliavėlių sėdė ambasadoriai, prie 27 nėra. Paskutinė sekundė. Tai 4 metai buvo ne užsienio politika, bet buvo Gabrieliaus Landsbergio reklama siekiant tapti komisaru. Deja, nepavyko. Dar kas nori replikuoti? Bet tu, kas replikavo, Lauryna, jūs replikavot, sorry, yra taisyklės, galėsite kitam klausimą galbūt pasakyti tai, ką dabar norėjot. Kitų replikų nėra, Orinta, ne, jūs, Tadai. Gerai, tai Tadai pratęsite temą, jinai irgi, reiškia, testinė kažkuria prasme, tai yra Lietuvos saugumas. Klausimas paprastas, kiek saugi šiandien Lietuva? Aš tikrai manau, kad nepakankamai saugi. Mes turime tos nacionalinio saugumo įsipareigojimus, mes turime toliau to siekti. Tai aš, pavyzdžiui, kaip kandidatas, tai pasakyčiau, kad vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų tai dabar yra Vokietijos brigada, jos priėmimas čia ir to padarimas laiku. Gali būti tam tikrų trikdžių, tai Laurynas Kasčiūnas galės papasakoti, kaip sekasi su visu tuo ir panašiai. Tai aišku, mūsų Lietuvos nacionalinė divizija. Tai šitą mes tikrai turime užtikrinti, kad operaciniai pajėgumai tiek infrastruktūros, tiek ginkluotės būtų garantuoti. Taip pat bendradarbiavimas su NATO partneriais ir, aišku, visuotinės gynybos sistema, tai kad visi mūsų žmonės žinotų, koks jų yra vaidmuo grėsmės atveju. Tai yra labai mums svarbu ir aš manau, kad, aišku, turėtum kalbėti ir apie tą lėšų gynybai didinimą. Aišku, mes pagal nacionalinio sutarimo įsipareigojimus kalbame apie 3,5%, kurių turime siekti. Aišku, negalime nuskurdinti visų mūsų kitų šakų ir mes einame link to pagal, iš eilės tą darome, bet ką aš noriu pasakyti šiandien, kad mes turime daugiau susirūpinti mūsų gynybą, tai akivaizdus yra mūsų nacionalinis prioritetas ir tai prasideda nuo šių prioritetų. Saulius Skvernelis. Kad iš tikrųjų socdemų požiūris pasikeitė, nes kaip reikėjo pasirašyti pirmą susitarimą dėl 2% mūsų vyriausybė, jūsų tuometinis vadovas partijos sakė pasirašyti. Bet aišku, visi keičiamės, matom, gyvenimas keičiasi, viskas tvarkoja, dabar tikrai viskas labai gerai. Tarp kitko, ne viena partija Europoje ir pasikeitė. Ta pati Žaliųjų partija irgi europinė prasme. Bet dėl saugumo, aš manau, kad nesam kaip niekad saugus, kaip paradoksaliai beskambėtų, kadangi tikrai stipriname savo gynybinius pajėgumus, savo kariuomenę nacionalinę, sąjungininkai čia priešakinės daliniai yra. Brigada, tikiuosi, bus laiku ir vystysim ir oro pajėgumus ir turime pakankamai tikrai tą tvirtą buvimą NATO, tai kaip sąjungininkai, kaip partneriai, bet yra tai išorinis saugumas. Mes kalbame ir apie vidinį saugumą. Ar mūsų žmonės šiandien viduje esam saugus? Tai aš čia tikrai turiu daug abejonių, nes matome, kad kalbant apie vidaus saugumą, tą pačios policijos pajėgumus ir kitų tarnybų, situacija yra labai grėsminga, trūkoma žmonių, negalėjimas užtikrinti kasdienių funkcijų. Tai jeigu mes užtikrinam išorinį saugumą, turim tikrai atsigręžti ir nepamiršti į vidaus saugumą, nes kad raketa nukris ant galvos yra tikimybė šiandien, manau, minimali, bet kad gausi tarpuvartę į nosį yra pakankamai didelė. Dėkui, Feliksai, prašau. Prašau. Na, iš tikrųjų, viena iš pagrindinių mūsų pozicijų ir yra saugumas, tiek vidinis, tiek išorinis. Aš šiandien sutinku, kad reikia didinti asignavimus nuo bendro vartojimo produkto į mūsų saugumą, į karinį saugumą. Ir, pavyzdžiui, šiandien, žinau, turiu duomenis, kad Vsatui yra dabar nupirkta praktiškai 150 kulkosvaidžių belgiškų, kur turėjo senus rusiškus dar, kur aptarnaudavo 2 kareiviai, o dabar užteks vieno, man regis. Bet šiandien klausimas yra, aš pasiėmiau statistiką, kad pagal NATO standartus viskas ok, viskas tvarkoje yra, bet praktiškai nuo 2021 metų mes šitam reikalui išleidom 10 milijonų eurų. Ir dar jeigu didinsim po truputį nuo bendro vartojimo produkto asignavimus, mes pagalvosime tuomet, ką darys mūsų valstybė, kaip ir kalbėjo, gali tarpu Vokietijai gauti į galvą, o išorėje... Duomenų šaltinis šitas, ką jūs pasakėte dabar? Čia buvo, yra, Delfi buvo. Tai... Gerai. Delfi yra. Supratau, aš tiesiog šaltinį. Laikas jūsų baigėsi, Orinta, prašau.
Viena vertus, mes esame saugiausi negu iki šiol buvome, kadangi esame ES nariai, NATO nariai. NATO pasipildė 2 mūsų kaimininėm valstybėm, Švedija ir Suomija. Turėsim pas save Vokietijos brigadą. Kita vertus, kaiminystėje turime bepročio valdomą valstybę, kuri vis kėsinasi į aplinkinės teritorijas ir bando imperializmą toliau propaguoti. Todėl itin svarbu toliau tęsti finansavimą atitinkamą mūsų gynybai, skirti jį ne tik ginkluotės įrangos pirkimui, tačiau ir visuomenės integravimui, taip pat paruošti infrastruktūrą mobilizacijai. Šitie dalykai taip pat yra itin svarbus. Visuomenė turi būti paruošta, kad reikiamų momentų, kuris tikėkimės neateis, bet jeigu taip nutiktų, kad būtų pasirengusi kaip tik gali prisidėti prie savo šalies gynybos. Laurinai? Na, aš jaučiu paramą savo darbotvarkį, kurią vykdau kaip krašto apsaugos ministras iš ties. Tai gal porą pataisimų. Partijų susitarimas, ten parašyta 2,5 iki 30 metų. Mes pasiekėm 2,5 per metus. Šiandien turim 3,2% nuo bendros vidaus produkto gynybai ir esam 4 NATO. Tai iš esmės 2,5 kartų padidinom absoliučiai skaičiais investiciją į gynybą. Tai kitaip tariant, tai leidžia daug dalykų padaryti. Vokietijos brigada, istorinis pasiekimas su vokiečiais, ypač palyginkim, kad turi Latvija, Estai, kad jinai bus čia. Penktadienį grįžau, prieš 4 savaitės grįžau iš Berlyno, kur pasirašėm su Pistorium istorinį susitarimą dėl brigados teisių ir pareigų. Tai čia yra negrįžtamas procesas. Jinai bus čia ir mes sukūrėm iš esmės kariuomenę, antros kariuomenės efektą. Su šita brigada mes sukūrėm antros kariuomenės Lietuvoje efektą. Tai yra didžiulė jėga atgrasimui ir mūsų valstybės gynybai. Visuotinė gynyba, puiku, džiaugiuosi, kad visi tam pritarė. Komendantūros, naujas produktas. Naujas dalykas, prasideda spalio mėnesį rengimas karinis. Laikas. Tai va čia yra ta vieta, kai visi, kurie nori, turi parengti arba nori įgyti ją, turi rasti savo vietą gynybos planuose. Jaučiu, kad yra, bet buvo paminėtas Tadas ir jo partija Saulius Skvernelis paminėjo, tai tada jums prioritetas replikuoti, jeigu nori. Taip. Tai aš tik galėčiau pasigirti, kad būtent prieš socdemų sparčiausiai kilo gynybos finansavimas ir prie konservatorių labai ilgai stagnavo finansavimas gynybai. Tai galbūt Laurinas galės paaiškinti, kodėl prie konservatorių taip ilgai stagnavo finansavimas gynybai. Šiaip tai, mano finansai, kai atėjau į ministeriją, paprašiau paskaičiuoti, kiek mes nepakankamai finansavo gynybą nuo 2004 metų, kad pasiektų procentus. Mes nesiekėm 2%. Tai 7,9 milijardai. 2% mes pasiekėm tik prie Sauliaus Skvernelio vyriausybės 18 metais, o dabar mes pasiekėm jau 3,2. Tai atleiskit, prie jūsų ten gal trupinėlė jau pradėjo kapsėti, kadangi jau Grybauskaitė buvo turbūt per stalą daužę, tai vis dėlto pradėjot kažką daryti. Šiaip tai lūžis įvyko prie Sauliaus Skvernelio vyriausybė, o jau pagreitis įgautos prie Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių. Tai paminėtas buvo tai. Tai aš tiesiog irgi noriu paminėti ir šitą tokį ginčą pasakyti, paprasti skaičiai yra. Tai iš tikrųjų, Laurinai, jūsų ta ankstesnė kadencija, premjerui Kubiliui esant antroje kadencijoje, 0,7% buvo bendro vidaus produkto ir tos valstybės, kur jeigu ta duobė būtų nebuvusi, taip, krizė ekonomija sakyta, tai tokių pajėgumų ir tokių lėšų atstatyti kariuomenės praradimus tikrai nebūtų reikėję. Kiekis ribotas. Bet tokie skaičiai. Taip, tai čia yra... Negaliu teisinti tam tikro 0,7, bet priminsim, kad mes iššokom į labai sudėtingą ekonomikos situaciją, o tokius sprendimai kaip sustabdyti šauktinių kariuomenę, tai buvo priimti socialdemokratų, kas pakenkė visai visuotinės gynybos principų. Todėl tą reikia turėti galvoje. Ar kiti dalyviai nori įsijungti, nes aš turiu sudaryti lygias galimybės visiems, nebent jie nenori įsijungti, tada mes formaliai... Feliksai, prašau. Labai trumpai. Viskas tvarkoja, yra išorinis saugumas, yra procentai nuo bendro vartojimo produkto, viskas ok yra, bet mes noriu tuo metu užduoti... Mikrofonas. Į mikrofoną. Noriu užduoti klausimą. Laurinai, sakykite, kodėl mes įsipareigoję esame kiekvienais metais po 0,25% nuo bendro vartojimo produkto skirti Ukrainai ir iš kur tie pinigai eina? Ar iš šito fondo eina, kuris bus 3,2 ar iki 4 ar panašiai?
Laurinai, vienu sakiniu būkit geras, nes visiškai... O tai rodo mūsų ilgalaikį įsipareigojimą remti Ukrainą ir mes darydami tai visą laiką rodom pavyzdį kitiems. Jeigu visi remtų taip, kaip mes remiam, Ukraina tiek turėtų dabar ginkluotis, kad galėtų rusus išmušti iš savo teritorijos. Turiu paklausti Orintos, ar norėtų įsiterpti? Orinta, jūs... Aš tik manau, kad neverta čia jau dabar per daug gilintis, kiek ten, kada, kiek procentų buvo skirta. Esmė yra šiandiena ir ateitis ir mes turim susitelkti, rasti tvarius finansavimo šaltinius. Kelintais metais ten koks procentas, dabar jau iš tikrųjų nieko nežaidžia, reikia žiūrėti dabartį ir ateitį. Reikia keisti temą, nes čia aiškiai yra tokie, taip sakant, taikiniai, kurie daugiausiai sulaukia klausimų, natūralu, kai ministras yra ministras ir gali daugiausiai paaiškinti ir užtikrintai jaučiasi, kaip pats sako. Bet, Laurinai, keičiam temą, kad jums būtų sunkiau. 4 dienų darbo savaitę. Už ar prieš? Žiūrėkit, kas gali būti prieš už tai, kad daugiau žmonės ilsėtųsi? Tai kodėl nėra jų? Ne, tai čia prielaida, kurią galima vadovautis, bet tada žiūrim iš tikrųjų į tai, kiek sukurta bus bendro vidaus produkto, kiek tai nestabdys mūsų ekonomiką ir daug kitų dalykų. Tai aš manau, kad kažkur tai kažkokiam etape gerovės valstybės kūrimo galbūt bus galima apie tai kalbėti. Bet šiai minutėj manau, kad tai yra ankstyvas klausimas. Be jokios abejonės kažkokie tai sprendiniai tą kryptim gali būti ieškomi jau susėdus tik tai verslui, valdžios institucijom ir, aišku, profesiniam sąjungom ir kitom sąjungom, kurios gina dirbančiuosius. Ir turbūt be populizmo bandyti vertinti už ir prieš ir po to priimti kažkokį tai vienokį ar kitokį sprendimą. Šiai minutė aš manau, kad tai yra dar kiek per ankstyva. Gerai, dėkui, Rita. Produktyvumas Lietuvoje tikrai neblizga. Tai klausimas, kas apmokės tą mūsų papildomą laisvą dieną. Akivaizdu, kad jeigu patobulinsim savo produktyvumą, per trumpesnį laiką sugebėsim uždirbti daugiau pinigų, galėsim tuomet ir poilsiauti tą papildomą dieną. Bet iki tol reikia, manau, pakankamai atsargiai elgtis su šituo pažadu ir noru, nes vis dėlto kažkam jį finansuoti reikia. Mes norim gerovės valstybės, norim, kad būtų daug finansų skiriama socialiniam paslaugom, bet dėja, kaip žinom, pinigai iš dangaus nekrenta. Ačiū, Feliksai, prašau. Aš iš tikrųjų noriu pasakyti štai ką. Man teko dirbti versle, ateiti į valstybės tarnybą, dabar vėl versle. Sukos ir iš tikrųjų man regis 4 darbo dienų savaitė, jinai tokia utopinė yra. Nes jeigu praktiškai Lenkai jau pradėjo, vokiečiai kažką tai apie tai kalbėti, tai dar jie neišdiskutavo ir mes nežinom, bet yra skirtingos mūsų ekonominės situacijos ir šaltiniai, iš kurių galima dengti, tarkime, valstybės tarnybai dirbančiams taip, bet kas liečia verslui, verslas turės labai gerai pagalvoti, iš tikrųjų, visas paslaugų sektorius, visas smulkus verslas, jeigu priimtas bus toks, politinis sprendimas, nežinau, kaip valstybė toliau sėdės kokiam tai, atsiprašau, išsireiškimą kaliošę finansinėse dalybose. Būtent. Tai nėra utopija. Šiandien Lietuvoje tai veikia ir ne tik tai privačios įmonės ir valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės Vilniaus mieste jau dirba ir tai nėra utopija, tai yra siekimybė, kuri jau šiandien įgyvendinama ir tą pirmą žingsnį reikia žengti, reikia leisti tiem, kas nori pabandyti ir rodo iš tikrųjų sėkmingus pavyzdžius. Kalbant apie praradimus kažkokius, tai yra elementarus dalykas. Jeigu mes šiandien dar galvojame, kad Lietuvoje mes galim konkuruoti su tradiciniam pramonės šakom kažkokiais kitokiais būdais, o ne per produktyvumo, darbo našumo kėlimą, taip pat kalbėti ekonomikos transformavimą ir transformaciją į aukštas technologijas, tai tokiu būdu žmonės, išmanų žmonės, galėdami naudotis išmaniaisiais įrankiais, jie sukurs gerokai daugiau to bendro vidaus produkto, negu sėdėdamas nuo 8-5 ir dirbdamas mažai aktyvų, mažai našumą turintį arba produktyvumą turintį darbą. Taip, kad tikrai už tai reikia pabandyti. Nuotolinio darbo pandemijos metu taip pat parodė, kad tai yra praktiškai atmaina tam tikra, irgi 4 darbo dienų savaičių ir gali būti pavyzdys. Taip, bus ryčių, kur tu neįmanoma to padaryti, kalbant apie paslaugas, visą kitą. Bet to reikia siekti, nes tas tai yra ne poilsio buvimas, tai yra žmogaus jėgų atstatymas, kuris gali efektyviau darbuotis, buvimas su šeima, skirti dėmesio savo ir šeimai. Ir manau, nuo to produktyvumas
produktyvumas irgi viena iš sąlygų, kada jisai auga ir gerėja. Tadas, Vinokur? Taip, tai aš tikrai nesutikčiau, kad čia kažkokia utopinė idėja. Mes turime pavyzdžius. Pavyzdžiui, Islandijoje buvo atliktas eksperimentas, kur parodė labai aiškiai, kad 4 darbo dienų savaitę padeda žmonėms jaustis gerai, jie turi daugiau laiko skirti savo, jie jaučiasi sveikesni, laimingesni. Ir mes kalbame, dabar diskusija kartais nueina ta linkme, kad staiga ateis kažkokie kairieji ir padarys taip, kad visiems lieps dirbti 4 darbo dienų savaitę. Tai taip nebus, nes pirmas dalykas tai yra neįmanoma ir tai nebūtų net protinga. Tai, pavyzdžiui, Socialdemokratų yra labai paprastas siūlymas pasimti tuos sektorius, kur žmonės patiria daugiausiai streso, tai, pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir panašiai. Kaip politikai, tai žinau, kad mes dirbam 7 dienas per savaitę, viskas gerai. Bet su socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir jiems pasiūlyti 4 darbo dienų savaitę. Tai yra kaip eksperimentas mūsų visuomeniai, kaip ir Saulius Skvernelis teisingai pasakė, jau yra naudojama keliose Vilniaus vandenys, pavyzdžiui, tuo principu dirba ir panašiai. Tai jau veikia ir mes ką turime daryti? Šviesti visuomenę, pasakyti, kad persidirbimas niekados net neš didesnių produktų. Būtent efektyvus darbas, turėjimas laiko skirti savo šeimai, tai atneš didesnius produktus ir efektyvumą. Laikas. Jeigu jūs tik vienas norite replikuoti, tai tada ne. Turi būti bent 3, kurie nori replikuoti. Per atostogas geriausiai žmonės jaučiasi pagal Islandijos tyrimus, turbūt. Tai turėkim tą irgi galvoj. Aš labai trumpai noriu pasakyti, taip, iš tikrųjų nuotolinis darbas ir dabar naudojimas, viskas yra gerai. Ta utopija, aš pasakiau, per keltinę prasme, nes tai yra taip panašiai kaip ir siekiamybė. Tačiau reikia diferencijuoti, kokiuose šakose tai galima padaryti. Ir iš tikrųjų, nepaskaičiavus, aš esu ekonomiką ir baigęs šalia kitų savo mokslų. Man keista kartais atrodo, kada mes gražiai kalbam, dėliojam, bet nepaskaičiuojam, iš ko reikės visą šitą gauti. Kaip reikės iš biudžeto ar vyriausybės fondo, ar iš sodros fondo kažką paimti. Tai kitas klausimas yra apie mokesčius. Tadai, jūs žiūriu, mokesčių reforma nepavyko šitoj kadencijai. Blogai, kad konservatoriam nepavyko mokesčių reforma. Čia galės paaiškinti. Kainuos brangiai labai. 2 valdančiųjų partijų atstovai jie yra. Kodėl jiem nepavyko? Ką jūs darytumėt kitaip mokesčių sistemai? Tai vienas iš tokių pagrindinių mūsų siūlymų, tai yra konsoliduotas metinės apskaitos principas. Tai nesvarbu, iš kur labai turtingas pajamas gaunantys žmonės, ar tai būtų valdybos nariai, ar tai akcininkai ir panašiai, jie būtų apmokestinami tokiu standartiniu GPM laipteliais. Tai vienas iš tokių labai konkrečių siūlymų, kuriuos mes ruošiamės priimti kitoje kadencijoje, vykdant mokesčių reformą. Bet aš ką noriu pasakyti dabar, tai peržvelgiant mūsų šitą kadenciją, tai problema didžiausia ta, kad mokesčių reforma kuri buvo teikta konservatorių, buvo neišdiskutuota ir teikta per vėlai ir sukėlė labai didelį nepasitenkinimą. Ir tai kainuos, tas nepriėmimas mokesčių reformos kainuos 700 milijonų iš RRF fondų negautų pinigų. Tai yra labai rimti pinigai, kurių mes neteksime kaip valstybė dėl to, kad mes nesugebėjome įgyvendinti mokesčių reformos. Tame tarpe mes taip pat ir neįgyvendiname mūsų CO2 įsipareigojimų, taršos mažinimo įsipareigojimų. Tai irgi kainuos mums didžiulės baudas kaip valstybei. Čia irgi konservatoriai, man atrodo, susimovė, nepriimdami tų sprendimų laiku. Aišku, kad mūsų kaip socialdemokratų tikslas yra siekti progresyvumo. Tai aš paminėjau konsoliduotą metinį pajamų apskaitos principą. Tikėtina, kad bus diskusija, galėsit pabaigti. Prašau, Sauliau. Iš tikrųjų, matyti, čia didelio dviračio neišradinėsim, jau centro kairės politinės jėgos. Mes taip pat pasisakome už didesnį progresyvumą, 23, 25 ir 32%. Ir nepriklausomai nuo to, kokio būdu tos pajamos yra įgytos. Ar visos pajamos turėtų būti apmokestinamos, ką ir Tadas sakė, tuo pačiu tarifu, nes tas socialiai neteisingas dabar sprendimas pagal ne pajamų dydį, bet veiklos rūšis skirtingai apmokestinti, iš tikrųjų jis kelia didelį erzelį, nes tie, kas turėtų mokėti ir galėtų susimokėti daugiau, šiandien stengiasi išvengti to ir gali išvengti mokesčių, sumokėti mažiau gerokai negu tas, kuris dirba pagal darbo sutartį. Antras labai svarbus dalykas tai yra mokesčių surinkimas. Ir šešėlinis ekonomikos mažinimas tikrai yra vienas iš prioritetų. Aš tikrai noriu pasigirti pats ir pagirti ir dabartinę vyriausybę. Po 7% pavyko šešėlio traukti, tai yra dideli pinigai, bet mes matome dabar vėl grįžimą į šešėlį ir čia konsoliduoti valstybės iždą prižiūrinčias institucijas, renkančius mokesčius, taip pat bus uždavinys. Na ir kalbant apie mokesčių reformą, nebūti buhalteriai su Excelio lentele. Pridėtinės vertės mokestis.
būtiniausiams maisto produktams. Jeigu sumažinsit, kažkas tai dings. Nedings. Pažiūrėkime Lenkijos, kas skelbia oficiali versija, kiek beveik ten keli šimtai tūkstančių, 100 milijonų išvežama, o kiek mokama tenai grinais pinigais, tai jeigu tos sumos liktų Lietuvoje, tai mes tikrai galėtume kalbėti apie PVM mažinimą būtiniems produktams. Na, aš neturiu ką pridurti Sauliui, iš tikrųjų nukopipeisino visas mintis mano, atsiprašau. Tai taupom laiką. Jo, taupom laiką, tačiau aš noriu ką atkreipdėmėsi, iš tikrųjų, man savo laiku teko daugiau kaip 10 metų dirbti vyriausybinėje organizacijoje, kur prižiūrėjo pačią rinką. Tai yra verslo ir vartotojo su verslu, tai yra business to consumer, consumer to business. Čia iš tikrųjų nėra to grįžtamojo ryšio, kad pakontroliuoti būtent tai, kaip yra panaudojamos tos lėšos, iš kur, kaip jos yra mokamos ir kaip jos yra konsoliduojamos ir kur paskiau jas paskirstyti. Todėl pas mus ir yra būtent taikos koalicijoje padaryti biudžeto ir valdymo auditą. O dėl valdymo ir biudžeto audito aš tikrai galėsiu pasisakyti kur nors konferencijoje, auditorijoje, kur yra daug plačiau kalbama ir duodama laiko daugiau. Gerai, ačiū. Orinta, prašau. Mokesčių politikos pakeitimai turėtų būti priimami tik tuo met, kai yra iš tiesų itin platus susitarimas ir pritarimas. Taip pat mokesčių politikos ciklas turėtų prasilenkti su kadencijomis, kad mokesčių politikos pakeitimai netaptų dovanėlėmis rinkėjams, kuomet apdovanojamos yra tam tikros šakos ir tarkim, gyventojų grupės. Itin svarbu, kad mokesčių politika būtų nuspėjama, nes tai yra vienas iš tikrai itin svarbių aspektų pritraukiant investicijas, nes stabili mokestinė aplinka yra puikus būdas atbaidyti investicijas į mūsų šalį. Liberalai, čia yra dar ir koalicijos partneris, kodėl mums visiems nepavyko priimti mokesčių politikos, ypač kalbant apie tai, tai tikriausiai reikėtų akcentuoti, kad nebuvo susitarimo. Tai, kas buvo paruošiama konservatorių valdomoje ministerijoje, ne visada ir dažnu atveju nebūdavo iki galo aptariama su platesnė auditorija. Tai manau, kad tai gali būti vienas esminių argumentų, kodėl nepavyko. Kaip tik, Laurinai? Žinot, visada galima geriau. Komunikuoti, dėlioti, siūlyti įvairias mokestinės formulės. Bet pasiūlymas buvo ant stalo, buvo ambicija, labai rimta. Taip sutinku, kad neradom balsų, dėl to ir nesutarėm. Yra tam tikrų priežasčių, bet negalite sakyti, kad mes neturėjom projekto ant stalo ir nepasiūdurėjom savo vizijos. Man šitam kontekste vis tik tai, vėlgi, klausau pretendentų perimti valstybės valdžios vairus į savo rankas ir negirdžiu jokios konceptualios alternatyvos. Tai, ką mes bandėm padaryti, tas simboliniai pakalbėjimai apie progresyvumą aš jau girdžiu 20-30 metų. Nuo Algirdo Syso, kai jį išrinko, tai jis kalbėjo apie progresyvumą. Matyt, dar kokias 6 kadencijas jis apie tą patį kalbės ir niekaip jūs niekados per daug nesugebėdavot jo priimti. Taip ir turim, taip ir neaišku, ar nuo tam tikrų pajamų lygio mes tą progresyvumą taikysim, kokią tą formulę progresyvumo. Tik girdžiu, kad viską išlaidas didinsit, o iš kur gausit, neturiu jokios vizijos aš negirdžiu. Iškart galite. Norėčiau sureaguoti, kad progresyvumą mūsų vyriausybė ir įvedė mokesčiuose. Tai tas progresyvumas yra veikiantis. Ar jis pakankamas? Ir tikrai ne, nes šiandien atėjo laikas milijonieriams susimokėti daugiau. Ir tai yra faktas. Jums tai buvo priimti sunku, kadangi nekalbėjote su partneriais ir jūsų rinkėjas yra išties, tas ypatingai didelės pajamas turintis žmogus, tai jums čia nėra populiarus dalykas. Dabar, kalbant apie išlaidų didinimą, tai skirtingai nuo jūsų vyriausybės, Laurinai, mūsų vyriausybė uždirbti turėjo tuos eurus. Jūs turėjot galimybę beribiai skolintis. Bet kokiom kainom, bet kokiais procentais, dabar skolos aptarnavimas, jisai taip pat labai kainuos ir nauja vyriausybė bus iššūkis. Ir tuos dalykus, ką jūs buvot pažadėję, taigi ne opozicija paprašė, jūs pasakėt, per 3 mėnesius įgyvendinsim reformą, tai būtų ir RRF pinigai, šiandien jų nėra, jie nėra įlieti į ekonomiką, nes negalim surinkti mokesčių, ekonomika negali augti ir vienintelis augimas, ką jūs patys demonstruojate, per vidaus vartojimą. Laikas, Tadai? Aš siūlau konservatorius tiesiog nedaryti elementarių kliurkų, pavyzdžiui, kaip gausi su nekilnojamo turto mokesčių. Kažkokios medianos įverčiai vienoje savivaldybėje tas pats būstas bus apmokestinamas vienaip, kitoje savivaldybėje kitaip, nors jie yra toks pats būstas. Ir kas atsitiko? Jūs atnešė šitą projektą ir visa Lietuva tiesiog pasišiaušė.
Tai gal nedarykime tiesiog tokių elementarių klaidų ir tada galbūt ir žmonių požiūris į mokesčių reformą bus kitoks, pozityvesnis. Jeigu darote taip, kaip jūs darėte, tai akivaizdu, kad labai neigiama. Aš tik prie fundamentų ir prielaidų. Mes ne tai, kad atstovaujam kažkokį labai turtingą rinkėją, mes už kūrybingą žmogų, kuris kūrė vertę, kuris dalinasi ją su kitais visuomenės nariais. Solidarų. Kuo daugiau žmogus uždirbs, jis to daugiau sumokės, to daugiau visi pajausim gerovę. Tai kitaip tariant, mokestinė sistema negali varžyti ir surakinti žmogaus kūrybiškumo, jo laisvės, nes tai yra mūsų visuomenės pagrindas. Tai yra žmonės kūrybingi, laisvi, kurie nori saugios, stiprios Lietuvos. Laikas. Dar kažkas norėjo? Jūs? Na, aš norėčiau atkreipdėmėsi. Čia mes kalbam apie mokesčius, apie jų lygį ir kada, kas ką padarė. Klausykit, man labai patiko, kada aš žiūrėjau TikToką ir Saulius kalbėjo su Janutienė ir sako, vyriausybei turi susirinkę būti profesionalai, kurie turi gerai parengti vieną ar kitą koncepciją, ekonomiškai pagrįsta ir taip toliau. Vadinasi, į vyriausybę turi ateiti žmonės išmanantis. Antras dalykas, politikai. Na, aš dirbu dar šiek tiek prie politikų Seime patarėjų, bet labai trumpai. Pabandykit pakeisti pakeitimų įstatymo projektų statute. Ne kas pusę metų. Bet kad įstatymas priimtas, jisai liktų ilgam galiojimui. Ne pusę metų jį pakeisti. Verslas nenori to. Orinta, jūs norėtumėte įsterpti į šitą diskusiją? Kas buvo? Jo, aš iš tikrųjų gal pritariu minčiai, kad negalima bausti už sėkmę. Tiesiog toks trumpas. Bet turi būti solidarų žmonės, kam geriau sekasi, jie turi daugiau prisidėti. Po vieną repliką. Laurinai, jums klausimas, šiek tiek keičiam temą, laiko vis mažiau. Ne, labai tokia, sakyčiau, rinkėjų, mano manimu, svarbi informacija, jeigu jūs ją pateiksit arba ne. Tai yra galimos koalicijos po Seimo rinkimų. Tai yra, kad rinkėjai balsuodami už jūs žinotų, ką jie gaus šalia jūsų, tam, kad jūs turėtumėt valdžią, nes visos partijos siekia valdžios, bet nei viena matyt neturės absoliučios daugumos. Ar yra partijų, su kuriomis jūs tikrai nesudarysite koalicijos? Pavardžiui, taip sakant. Aš visą nuo gerų naujienų. Su Orinta puikiai dirbčiau kartu, tikrai. Su Sauliu Skverneliu aš dirbčiau kartu. Mes dirbom tiek metų, dabar NSGK valstybininkas. Žmogaus valstybininkas. Aš nenoriu, mes konkuruojame, bet aš tikrai nebijau pagirti žmogaus už įdirbį. Pasitikiu. Tai ir tikrai, ir mane rėmė per paskirimą, aš tikrai pagarba. Socdemai, matyti irgi neatmestume galimybės dirbti su socialdemokratais, bet jie mūsų labiau bijo negu, matyt, raudonojo baubo, Rusijos ir viso to kartu sudėjus. Ta prasme, jiems geriau su, taikiais abejojančiais Ukrainos parama, kalbančiais apie kažkokią tai tarpininkavimą su Rusija, apie tokias keistas taikos formuluotės. Nu, matyt, čia yra kažkokie ten vidiniai niuansai ir panašiai. Tai su kuo galbūt taip jau galima sakyti, tai tikrai su Žemaitaičiu nieks nedirbs. Jūs tikras to? Aš manau, kad... Jūs už save kalbat? Ne tik, bet turbūt taip, labiau taip. Bet aš manau, bus daugam sunku dirbti. Jeigu ir dirbs, tai bus didžiulė klaida padaryta, aš manau, šitoj vietoj. Ir tada, matyt, visos tos, kurios bus kvestionuos mūsų vakarietišką orientaciją, kurios kvestionuos paramą Ukrainai, kurios kvestionuos, sakykime taip, mūsų stiprią poziciją Rusijos imperializmo atžvilgiu. Laikas. Tai čia turbūt esminės raudonosios linijos. Laikas, Orinta? Koalicijų tikrai nesudarytume su antivakarietiškom, antidemokratiškom ir antisemitiniam partijom. O įvardint galėtumėt jas? Manau, kad mes visi čia jau esam prisiklausę apie tai, kas šitas vertybės, antivertybės išpažįsta, tai tarkim vienas iš variantų Žemaitaitis. Taip. Vienintelė, su kuriuo nesudarytumėt koalicijos? Tai čia tik dabar tai, ką paminėjau, po to dar žiūrėsim. Gali būti, kad sąrašas tęstusi, šiai minutė jūs sako tik Žemaitaitis. Nesakau, kad tik tiesiog gyvenimas toliau eina, visko gali nutikti, žiūrėsim, kokie rezultatai bus, bet tie pagrindiniai pamatiniai dalykai, kuriuos pradžioje paminėjau, kad antivakarietiškos, antidemokratiškos ir antisemitinės politinės jėgos tikrai nėra tai, su kuo mes esam pakeliui. Dėkui. Prašau, Feliksai.
Na, man yra šiek tiek kebliau pakalbėti, nes iš tikrųjų labai daug intrigų organizuojama mūsų koalicijai, o kaip ten bebūtų, intrigos kūriamos specialiai tam, kad vis dėlto galėtų ateiti atitinkami gelbėtojai. Tai mūsų taikos koalicija iš tikrųjų pasirengusi dirbti, nėra prorusiška, yra vakarietiška ir iš tikrųjų susirenka dabar žmonės, iš tikrųjų, kurie žino savo pozicijas, turi savo nuomonę, turi savo stuburą, o kas bus, pasižiūrėsim, kai baigsis rinkimai. Tai priklausys nuo rinkimų rezultatų. Suprantama, bet rinkėjas už jūs balsuodamas turi žinot, su kuo jūs nedirbsit arba su kuo jūs dirbsit. Na, man šiandien yra sunku pasakyti, kadangi žinau, kad labai daug yra dirbama tai, kad iš mūsų rinkėją atimtų. Daug yra daroma tam, kad pažeminti taikos koaliciją per darbo partijos lyderį ir panašiai. Bet iš tikrųjų šiandien man negalėčiau pasakyti, kas galėtų prisijungti. Rinkimai parodys. Aš manau, kad žmonės atsirinks. Gerai, dėkui. Saulius Skvernelis. Mes turim 34 nepriklausomybės atkurtos metais kalbėti apie tam tikras galbūt ir ideologinės kryptis. Tai manyt, šiandien mūsų uždavinys yra, kaip ir matyt, kolegų socdemų suformuoti centro kairės koaliciją. Ir jeigu tokia koalicija gausis, tada tikrai įgyvendinti bus galima. Pirmiausia, tai kas mus galbūt partijas labiausiai susiję ir artina, tai yra socialinė ekonominė politika. Galbūt ir užsienio politikos klausimai, tam tikri dabar gynyba ta pati. Aš tikrai nenoriu reklamuoti šiandien tų marginalių politikų ir jėgų, kurie dabar žiūri ir mes visos tos politinės jėgos atstovavimo Seime sakome, jiems darome reklamą. Nereikia to daryti. Žmonės pasirinks, bet kur yra tos linijos, tai taip yra antivalstybinė veikla, provakarietiškų tradicijų nesilaikymas, galiausiai demagogija, kas man tikrai yra vienas iš tokių esminių dalykų. Ir aš kalbu apie politikoje profesionalumą, atsakingumą, kada tu negali kalbėti nesąmonės, meluodamas žmonėms, žinodamas, kad to net įgyvendinti negali. Šiandien mes matom tokius pažadus dalinama, dėl to su neprofesionaliom demagoginiam politinėm jėgom nepakeliui. O šiaip tai viską nuspręs žmonės. Bet tradicija yra centro kairė arba centro dešinė. Na ir jeigu kataklizmas ištiktų valstybę, matyti, tada turėtume kalbėti apie tai, kad reikėtų valstybę kažkaip tai gelbėti. Bet aš manau, kad to nereikės. Tadai, prašau. Aš tai irgi, aišku, pasakysiu už centro kairės tą koaliciją, kurioje matyčiau tiek Skvernelio partiją, tiek Čmilytės ir liberalus. Ir aš čia norėčiau taip pat pridurti ir ties tuo dabar gąsdinimu, nes ką mes matome dabar, Gabrieliaus Landsbergio tas nuolatinis šnekėjimas apie sanitarinį kordoną. Aš su pačia mintimi sutinku, bet kaip tai veikia, mesgi visi suprantame, kaip tai veikia mūsų visuomenėje ir kaip tai augina šito žmogaus Žemaitaičio reitingus. Tai jūs tikriausiai ciniškai patys suprantate, kad tai vyksta. Tai jūs darote tai, kad iš dalies šnekėdami taip, kad ne jūs, Laurinai, bet iš dalies šnekėdami, kad tai yra visiškas abrudas, įsivaizduokime taip. Jūs sakote tai visuomenės dalį, kad čia žiūrėkit, jisai kovoja prieš tą sistemą ir panašiai. Tai aš manau, kad taip, aš kaip žmogus, kuriam labai skaudus yra Žemaitaičio kai kurie pasisakymai, ypatingai žydų klausimų ir panašiai, taip pat apie tai turint galvoje, kad jisai nuolatos meluoja ir savo melais jis siekia savo kapitalo politinio augimo. Aš visą laiką būsiu prieš ir buvau prieš bet kokias dėrybas su tokiu žmogumi koalicijoje. Tai čia yra tokia mano principinė nuostata, kurios aš laikysiu. Bet jūsų pirmininkė aiškiai nepasako. Pirmininkė labai aiškiai pasakė. Šiandien nemato. Kad ir kaip konservatoriai nenorėtų pripažinti, kad Vilija Blinkevičiūtė pasakė labai aiškiai čia prieš porą savaičių žinių radijo eteryje apie tai, kad su šituo žmogumi į koaliciją nebūtų galima eiti. Jinai taip pasakė. Jis sakė šiandien. Jinai pridūrė žodį šiandien. Taip, aš jau cituoju. Aš labai girdėjau aiškę poziciją, jog šis žmogus, turint galvoje, kad jisai žemina mūsų holokausto aukas ir panašiai, su juo eiti į koaliciją būtų problematiška. Laurinai buvo paminėtas. Jokios pozicijos mes tikrai negirdėjom ir tą mes turbūt turim pripažinti, kaip ir nėra jokios aiškios pozicijos, kad Vilija Blinkevičiūtė realiai bus ateities premjerė, net jeigu ir laimėsit rinkimus, čia yra faktas, visi tą puikiai žinom, Briuselio šampanas yra labai faina ir man atrodo ten reikės ir matyt norėsis ten ir pasilikti, bet kas mane stebina iš tikrųjų, vis tik tai. Aš suprantu, kad tai, kad skirti politinį veikėją, demagogą visišką, nuo rinkėjų, kurie balsuoja, ir čia reikia atskirti.
bet nepasakyti. Su aistra kalbėti apie tai, kad čia konservatoriai yra blogis, bet nepasakyti aiškiai, kad tokia politinė jėga, kuri iš esmės tam tikrais prasme netgi kvestionuoja mūsų, tam tikrą valstybės politinę liniją valstybingumą, jums vis tiek tik šiandien netinka, o rytoj jau gali tikt. Tai šitoj vietoj, mano požiūriu, akibrokštas net ir jūsų rinkėjams. Saulius nori reaguoti? Jo, maksimaliai trumpai. Labai trumpai. Nesinori kalbėti, kad kažkas yra blogis, didesnis, mažesnis, ar ten konservatoriai, ar dar kažkas. Tai tiesiog man norisi kalbėti apie savo politinę jėgą, ko mes esam parnešesni ir geresni už kitus. Ir tos mūsų idėjos, jeigu žmonėms patinka, jos yra programoje, o norintys įgyvendinti, jeigu žmonės pagalvoja, už ką balsuoja. Ar nebus tie balsai, už kai kurias politinės jėgas išmesti iš šiukšlių dėžę ir nebus įgalima įgyvendinti, sakykime, centro kairiosios politinės programos. Laikas. Orinta, Feliksai, norėtumėte įsiterpti į 3 vyrų diskusiją? Nenorėtumėt, juolab, kad ir laikas senka, praktiškai jo lieka tik pabaigti ir dar kartą jūs visus pristatyti, tai dar kartą primenu, tai yra Lazdynų 9 apygarda rinkimų Vilniuje, joje varžosi Tadas Vinokur, Lietuvos socialdemokratų partija, Saulius Skvernelis, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Feliksas Petrauskas, Darbo partija, Orinta Omelytė, Liberalų sąjūdis ir Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Dėkui, šitų laidų yra daugiau, didžiosiuose portaluose nesunkiai rasite ir galiu paraginti tik tai nebūti abejingiems ar ateiti į rinkimus balsuoti. Iki kitų susitikimų.